ir sukritę metimai ir baudas, viskas. Ką po ką įmetėm, tas lėmė mums pergalę. Viskas. Tai sveikinimai visiems. Atidarytas sezonas pagaliau. Ilgai reikia laukti po vasaros. Nežinau, čia tikrai dėkui organizatoriam, kad pirmas sezono rungtynės iš karto praėjusių metų finalas. Nežinau, kuom čia tai galėjo, gal žiūrovų norėjo prikviesti ar ką, bet matėm, žiūrovų buvo gal 4 ar 5, tai nemanau, kad pavyko. Ne, o šiaip, jeigu rimtai kalbant, tai sunku rungtyniauti po vasaros, mes vis tiek visi susirinkę. Aišku, varžovai turbūt po vasaros susirinko nei formų, nei ką, bet turim keletą naujų žaidėjų komandai, reikės apsiprasti. Nebuvo šiandien pagrindinių kelių žaidėjų, tai irgi, manau, būtų daugiau didėjo, o vertinant visas rungtynės, tai jie kontroliavo rungtynės, pirmavo visas beveik rungtynės, bet sudėtinga žaisti, kai labai retai kalbu apie teisėjus, bet iš tikrųjų šiandien teisėjavo tik vienas teisėjas. Tai sudėtinga yra lošti kaip vieną švilpę, aš tikrai puikiai suprantu tą teisėją, kuris vieną švilpę, sudėtinga taisyti kolegų klaidas. Tai nežinau, prisidirbom tų techninių visą kitą, bet manau, kad buvo už ką. Ta prasme, negalima tylėti, kai taip švilpia į vieną pusę praktiškai. Ten Kybelkis kapoja per kojas, per rankas, per kur tik nori. Prieš jį baudą švilpiam nunešti. Bet ne apie tai, iš tikrųjų šiandien buvom silpnesnė komanda, pralaimėjom, verti varžovai, sveikinami varžovom, laukiam antrų rungtynių, tikėsimės susirinksim daugiau mūsų rungtynės ir po truputį įdinėsim į formą. Tai tiek turbūt. Treneri, dar vienas klausimas. Rungtynių pabaigoje pademonstravo tą charakterį, sugrįžo, davėt rimtą kovą iki paskutinių sekundžių. Tai pliusas tas, kad parodėt charakterį? Aš nemanau, kad mes parodėm charakterį, nes mes žinom, kokie mes esame, mes du metus šėlės tavom čempionais, tai mes tikrai galim žaisti tą žaidimą. Čia gal mūsų kaip tik ne charakteris, o mūsų bėda, kad mes turim daug atsilikinėti, jau praėjęs sezonas pradėjo, mes turim daug atsilikinėti, tada pradedam žaisti. Tai aš nežinau, čia kame slypi problema, bet jeigu mes pirmavom, mes atsipalaiduojam, jeigu mes atsilikinėjom, tuomet kažkaip susikaupiam ir pradedam žaisti. Tai šį kartą nepavyko iš tiem rungtynių, tikėsimės kitos rungtynėse pavyks, bet iš vis nesinorėtų, man kaip sakyti, nesinorėtų tiek atsilikinėti. Norėtų iš karto nuo pirmų rungtynių minučių tiesiog eiti ir, kaip sakant, žaisti čempioniškai, taip kaip žaidėm prieš tai 2 sezonus. Ačiū, treneri.